Sveiki, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija šiandien turi labai fainą, garbingą, gražų svečią, gražų tiek vizualiai, tiek savo kūrybą, tiek žinomumu galbūt visoje Lietuvoje ir ne tik. Lietuvos teatralas, režisierius, aktorius, pedagogas ir muzikantas, kompozitorius, vokalistas ir šiaip žmogus, kuriam 2+2 visat bus 5. Aš biškį tau garsą. Labai gerai. Kuriam visuomet gyvenime pritrūksta ko? Pusvalanduko, taip teisingai, kuris kartais laisvalaikį leidžia kambaryje ežero dugne, kuriam gražiausias paveikslas yra Mona Lisa, kuriam dažnai nelaiko nervai, kuris nuolatos būdamas scenoje taria žodžius, pažiūrėk į mane, mama, mėly studentai, visa VTDK bendruomenė. Pasitikite, šiandien pas mus lankosi žmogus orkestras ir dar nepaminėjau, taip pat jau nuo šiandien ir rašytojas Vidas Bareikis, garsistas mūsų naujas. Taigi, sutikit mane. O mums reikės mikrofonų šnekėti. Jeigu salė girdi, mes galime ir auditorija tai maža vis tiek. O jau nusifilmuos be mikrofono. Taip, nusifilmuos. Žymiai geriau, nes labai užėm čia viskas. Čia, žinai, galvojam, gal tu pripratęs, tau visą laiką reikia laikyti rankose kažką, tai kad plauktų visas kūryba visa. Ne, aš pripratęs, taip. Tai labas visiems, labai ačiū, kad atėjot. Pradžioje man sakė, kad nieks čia nesusirinks pas tave ir nedarom, bet aš sakau, darom, jūs kodėl taip netikite, aš sakau, aš tikiu šitos kolegijos studentais ir susimatysim, tai labai smagu, kad tiek daug jūsų atėjo ir būtinai eigoj, kai mes jau baigsim patys pliurpti, tai ir jūs įsitraukit kokių turit klausimų ar kažkokių pastebėjimų. Ir aš šiandien atsivežiau knygų, atsivežiau jomis neprekiauti, nes ar taip žinau, kad nepirksit, nes niekad nei moksleiviai, nei studentai neperka, taupo pinigus ir gerai darot. Tai aš pasiryžęs visas 4 knygas įdomiausių, geriausių klausimų autoriam padovanoti. Tai ką nors sugalvosit? 6 tai bibliotekai jūsų atiduosiu. O šitas tiesiog padovanosiu. Žinai, Zidai, tai būtum prieš kalėdas atvažiavęs, gal studentai būtų kokį paskatinamą stipendiją gavę, tai jau būtų kitokia situacija. Nepagalvojom apie tai. Šitą. Dabar toks momentas, kad apie knygą mes susirinkom pakalbėti ir pakalbėsim apie tą knygą. Toks pasidarė mados reikalas savotiškas, ne? Jeigu esi šiek tiek žinomas, nesvarbu, tu rašytojas, nerašytojas, kažką beleką gyvenimo veiki, bet ateina momentas, reikia išleisti knygą. Kaip tas momentas subrendo tavo galvoje, kaip tu supratai, kad dabar čia, gal rašydamas kokią dainą, gal dainuodamas, ne? Kaip gimė ta idėja? Nu, jeigu čia mados reikalas, tai man atrodo, kad čia labai geras mados reikalas, nes aš tai visą laiką už knygas esu, už jų skaitimą, už tai, kad tu knygų pagalba gali prie vieno stalo atsisėsti, ten, nežinau, su Jobsu, su Gandžiu, su Merkuriu, su dar ko nors, per knygas. Tai aš už tokias madas, už sporto madą, už knygų madą. O mano atveju tai išvis knyga šita prasidėjo nuo to, kad aš visą savo tą laikotarpį solinės karjeros, kuris jau 10 metų trunka nuo 2012, aš vis gaudavau užklausimų ir pats vis planavau išleisti savo natų ir tekstų tiesiog rinktinę, nes žmonės klausdavo, kur galima gauti natas, kur galima rasti tekstus, kad padainuot, pagrot su gitara tavo dainas. Nu ir kažkaip aš tam brendau ir galiausiai pribrendau, kad pagalvojau 10-mečio progą. Realiai tai šiaip istorija dar kitokia. Tai paklausom. Dabar galima tiesiai šviesiai. Pernai metais, kai baigęs 9 metai mano solinės karjeros, aš nelabai žinojau, ką daryti toliau. Taip kartais būna. Tu kiekvienais metais kažką darai ir po to ateina momentas, kai tu ir tą padaręs, ir ten pagrojęs, ir tą paveikęs. Ir supranti, kad jeigu darysi kažką taip, kaip tau pirma intencija siūlo, tai jau kartosies, to lyg ir nenori daryti, o ką toliau daryti dar nelabai žinai. Ir tada aš pagalvojau, blemba, tiek visko pridariau per tuos 10 metų, tikrai, man atrodo, aš toks darboholiškas žmogus ir esu pridaręs ir daug gero, ir dar daug nesąmonių visokių. Ir daug pridarysiu, turbūt. Ir tikiuosi, kad dar daug pridarysiu.
Ir tada pagalvojau, reikia man atrinkti viską, ką per visus tos 10 metų pavyko nuveikti ir padaryti tokį metai reziumė, tokį apibendrinimo metai. Taip, įgyvendinti savo svajonę, padaryti didžiausią savo karjeros koncertą Žalgirio arenoje, tada apvažiuoti turą per vietas, nuo kurių pradėjau savo karjerą, tai yra visokios mažos kamerinės erdvės, kuriuose prieš 10 metų buvo koncertai po 7 žiūrovus, po 5 žiūrovus, ten viskas tik užsisuko. Ir tą knygą galų galiai išleisti su tom natom. Ir pradėjau rinkti tas natas, rinkti tas dainas. Susisiekėm su Baltom lankom, kurios leidžia šitą knygą. Jūs, jeigu norit užeiti, jūs eikit drąsiai. Drąsiai. Ne, jūs dabar jau čia yra paliepimas, o ne klausimas. Eikit. Tai va, susisiekiau su Baltom lankom, mes pradėjom su jais šnekėti apie galimą bendradarbiavimą. Jie sako, kaip ta knyga galėtų būti ne vien tik tai natų knyga. Nu, aš sakau, gal aš parašysiu istorijas, kaip tos dainos gimė, nes kiekviena daina realiai turi savo kažkokį laikotarpį, kuriame buvo parašyta, kažkokie aplinkybės, kaip ten, pavyzdžiui, mano pirma apskritai solinė daina Panda, jinai gimė 2012, kai aš Maskvoje studijavau magistrą. Tai pragyvenau 2 metus tam hardcore ir va čia kai ką iš to esu aprašęs ir to fone gimė ta daina. Tada dar po dainų parašiau tokias kaip inspiracinės dalis apie kiekvienos dainos idėją, nu ten pusvalandukas apie vėlavimą, nervai apie nervų nelaikymą arba laikymą, ežero dugnas apie savo kažkokius vidinius dvasinius ežero dugnus, į kuriuos nusėsta mūsų visokios traumos, problemos ir į kurias reikia nukeliauti, prasispręsti, grįžti, atsispirti nuo to dugno ir keliauti toliau. Nu realiai kiekvieną dainą aš galiu kaip ir paaiškinti, pamotyvuoti, kas tai yra. Nu ir taip palaipsniui, ir susidėjo va toks 200 puslapių leidinys, kuriuo labai džiaugiuosi ir čia ilgiausias mano kūrybinis projektas, nes nuo idėjos pradžios iki šios dienos praėjo jau 2 metai, 2 mėnesiai, tai 2 metų prireikė, kad ta knyga įgauti pavidalą. Bet ir atsakėjai paskui. Matai, jisai labai nervavosi, sako, bet kaip nors mes čia kartu sušnekėsim, gerai viską. Mano vienas atsakymas truko jau 10 minučių, tai tau reikia porą žodžių šiandien. Ir šis žmogus va dabar atsakė į mano sekantį klausimą, kurį aš jau buvau sugalvojęs. Gerai, gali braukt lauk. Braukiam lauk, išbraukiam, bet klausimų dar turim. Taip. Klausimų dar bus. Nežinau, atsakymą lygtais neišgirdau, bet aš pabandysiu dar paklausti, į ką orientuota BB knyga, į kokią amžiaus grupę, ar tai yra tik jaunimui, ar visiems gali ją paimti skaityti. Nu, aš sakyčiau, kad tai yra knyga orientuota į lankstų žmogų. Tai kaip taisyklė lankščiausi vis tiek yra, kuo jaunesnis, tuo jis lankstesnis. Turiu omeny ne fiziškai, bet ir kažkaip mentaliai. Nes tai yra dalykai, kurie man kaip žmogui pasiteisino, kažkokie atradimai, kažkokie sąmoningo gyvenimo taisyklės ir aš juos tiesiog per tą knygą siūlau. Gal kam nors tiks. Tai, nu, su amžium tas lankstumas pas kai kuriuos žmonės dingsta, tai gal ir tas procentas to targeto, tos tikslinės auditorijos kažkiek gali būti. Bet tikrai gaunu laiškus iš žmonių, kurie yra už mane gerokai vyresni ir perskaito ir sako, va, kaip faina, aš irgi kažką panašaus išgyvenęs, ačiū, kad daliniesi. Tai va, šiaip bendrai apibendrinčiau žmonėm, kurie yra lankstus pokyčiam, kurie yra besimokantis bei ieškantis, nes nu, mano paties yra toks kredo, niekad nesustot vienoje vietoje. Šiaip tokiam filme tokį sakinį aš pamačiau, seek, never stop asking, siek, niekad nesustok klausęs. Tai va, čia yra totaliai mano kredo, niekad nelikt ant to fotelio, jau tokio žinojimo pozicijoje, nes šiaip realiai, jeigu esi kažkiek tobulėjantis, tai kuo toliau, tuo labiau tu nieko nežinai, o gali iš vis supranti, kad iš vis nieko nežinai ir tada atsisveikini, taip nieko nežinodamas. O pats perskaitei savo knygą? Žinok, nekartą. Ne, žiauriai daug, labai daug. Kiekvieną rytą. Ir tai, ta prasme, perskaičiu 100 kartų, yra knygoje pirmam puslapį. Aš taip skaitau, žinai, atsiverčiu, atspausdina 2500 egzempliorių, aš parsivežu namo pirmą
skaitau ir dabar nerasiu tos vietos ir skaitau ir vienoje vietoje mano gyvemas. Ir toks galvoju, ta prasme, aš perskaičiu belia kiek kartų, redaktoriai tikrino ir vis tiek pirmam puslapį mano gyvemas. Visada tai būna, kol nepavirsta ponų, ne? Aš net tavo rolą, tai yra specialiai buvo. Nu gal, ne, su mano tokiu amplua crazy tai galiu pateisinti, kad tipo, aš specialiai palikau klaidų, bet šiaip tai iškiu awkward. Užsiminė apie savo crazy amplua. Taip. Tu nori toks būti, koks esi, ar tai darai specialiai? Aš tai darau natūraliai, o kartais noriu padaryti dalykus normaliau ir paprasčiau, negu jie vėliau gaunasi kažkaip keistai. Nežinau nuo ko čia priklauso, bet nu taip gaunas. Taip. Dabar jeigu grįžtam dar truputėlį prie knygų. Kiek pats knygų šiaip suskaičiuotum, kiek esi perskaitęs, mėgsti šiaip skaityti? Ir jeigu apart tavo knygos, jeigu kažkuri knyga patiko, galbūt kiek kartų ją esi perskaitęs? Gal turi kažkokį savo... Nu ką, žinau. Perskaitai ir padedi iš aš perskaitytų, tai tikrai nesuskaičiuosiu, nebent savaitėm skaičiuotum. Aš per mėnesį tikrai vieną knygą perskaitau, tai daugiau aš ką žinau. Į porą savaičių visą laiką skaitau. Bet kruopščiai atsirenki ką skaityti? Ar tiesiog pamatai gražus pavadinimas, rekomendacija ir imu? Aš šiaip skaitau dažniausiai po kelias knygas. Nu, ta prasme, aš visą laiką po kelias skaitau. Aš skaitau visada kokias biografijas, nes man labai biografijos patinka. Tai jos mane įkvepia, gali pasimokyti iš to žmogaus istorijų, matai tuos visus paternus, kurie kartojasi kiekvieno iš mūsų gyvenime. Tai biografija kokia nors visą laiką sukasi, dabar tą Willo Smitho tą knygą turiu. O paraleliai, tai kas nors rekomenduoja, mums labai su Indre pasisekė, kad mes panašiai mastom ir ta pati literatūra sukasi. Tai va dabar gana daug tokių saviugdos knygų, Robin Sharma literatūra, tada ten šios, sakykim, Markos jėga, tokia yra knyga labai faina, kol aš nesu aš. Nu, žodžiu, šiaip šitoj knygoje yra, man atrodo, mano knygų topas gale. Tai va, ten, jo, galim, jo. Naujoji žemė, 5 meilės kalbos, vienuolis, kuris pardavė Ferrari. Nu, čia aš surašęs savo 5-tuką. Kaip manai, jeigu tavo dabar būtų 20-25 metų, nu, panašus amžius kaip studentas. Jo. Ta knyga, kokia jinai būtų visiškai skirtinga, visiškai. Na, aišku, čia tie dainų tekstai, aš supratau, bet tos mintis visos. Kiek sakai, 25? 20-25. 25, tai čia yra, palauk. Ar iš vis minties apie knygą? Aš 8-6, tai 26, 26, 2-11 metai, būtų, žinai, va tiek, va, būtų... Gyvemas būtų. Būtų 2 puslapiai, su manim nuogu, su kūdikio nuotrauka, su tai, kaip pradedu ir viskas, nes tik 2-12 realiai ir prasidėjo daug čia dalykų, per kuriuos aš daug ką atradau, daug ką supratau ir pasiryžau tai knygai. Aš šiaip seniai svajojau, žinai, pasinaudoto trendu, kaip tu pradžioj sakėjai, kad tipo, visi turi parašyti po knygą. Yeah. Ir iki 3-5 metų galvojau, nu kai dėsiu tokią knygą, ta prasme, čia visi perskaitys, nušvis kojos į viršų ir šakės čia, aš čia mesijus būsiu, bet 35 metų pasiekiau klasikinę vidurio amžiaus krizę su visais atributais, kaip santykių griūtis, sveikatos griūtis ir dar pandemija ant viršaus užtepė gyvenimas ir tada suvokytų, kad nelabai tu ten turi ką motyvuoti, pačiam reikia motyvuotis ir bandyti išlikti gyvam. Nu ir tada va, ta knyga visiškai pasikeitė, tada jau nebeliko noro pamokyti, o tik tai liko noras pasidalinti tuo, ką pats geriausiai mokė, tai mano manimu tai yra mano meninė patirtis, mano čia 10 metų teatre, mano 30 metų muzikoje, tai va, tuo dalyku galiu pasidalinti. O dizainu ir mechaniką ir techniką negaliu, jūs žymiai geriau tą mokat, tai ir mokykitės ir jūs dalinkitės, kai turėsit. Bet Vidai, žiūrėk, aš gaunu iš tavęs dovanų šitą knygą. Aš apsidžiaugiu, laimingas viršelis, man top, fainas, atsiverčiu, blemba, natų nemoku skaityti. No. Ką man daryti dabar? Įsivaizduoji? Nu, vat mokytis, dabar geriausia proga, ką tu atverti ten progą? Vat aš po to atverčiu. Pažiūrėk į mane mamą. Va, nu vat pasižiūrim. Kaip ir sakėm, kiekvieną kartą galim paklausyti tai. Neplanuotas, bet labai geras. Tu prasme, jūs turite patį geriausią žmogų savo kolegijoje, dėl to, kad jis yra toks galvotas. Tai prasme,
aš realiai čia atėjau, jis kaip pristatė visą šitą idėją, sako, atvaryk čia tokį paprastą pokalbį, pasidarysim, tiesiog susėsim kokią auditoriją, pristatysi knygą ir panašiai, po to eigoje, sako, čia tokį kaip podcastą biškį pafilmuosim, patalpinsim internetą, tokį, tada toks. Aš ir pianiną tau padėjau, jeigu norėtum pagroti. Ir tai aš nežinau, ko šiandien baigsis mūsų pokalbis. Aš jau čia etatą gausiu pas jūs muzikos mokytojai. Super, žiauriai gerai. Prasme, taip reikia gyvenime ir daryti dalykus. Tai tu atvertai, pažiūrėk mane mamą ir manau... Reikia metu. Nereikia, šitą moku. Visi tie pokalbiai prasiskiedžia gerai su dainom, tai aš jums pagrosiu. O mes realiai iki 12, nesakėt, turim laiko. Gerai, dar turim. O jūs jau galvokit, po dainos kokį vieną šaukit klausimą, gerai? Ir laimėkit pirmą knygą. Girdis gale, gerai? Pažiūrėk į mane, mama, pasirodo, aš skraidau, toks laimingas per gyvenimą dar niekad nebuvau. Pažiūrėk į mane, mama, kaip šį vakarą šaukštai, tai ko niekas netikėjo, pavyko paprastai. Tos vaikystės svajonės nemane užsipildys, veiksmo filmų herojai, kosmosas kitos viltys, mano kambario sienos, nukabintos plakatais tų, kurie į priekį vedė jau tada. Čia kas nors toks rimtas, o Bruce dar rimtesnis, Jackie Chanas vėl girtas, o Van Dammas ramesnis, muzikiniai herojai. Jau tada man dainavo, nemaniau, kad teks dainuot su jais greta. Pažiūrėk į mane, mama, pasirodo, aš skraidau, toks laimingas per gyvenimą dar niekad nebuvau. Pažiūrėk į mane, mama, kaip šį vakarą šaukštai, tai ko niekas netikėjo, pavyko paprastai. Net jei sapnas šis baigsis ir aš neatsiminsiu nei veidų, nei vietovių, nei princesių, nei princų, bet bent būsiu pajautęs, ką tai reiškia skraidyti. O tada, kai pasensiu, beliks visą tai tiesiog apmąstyti. Pažiūrėk į mane, mama, pasirodo, aš skraidau, toks laimingas per gyvenimą dar niekad nebuvau. Pažiūrėk. Jeigu suglaustum tos delnus, būtų žiauriai. Pažiūrėk į mane, mama, kaip šį vakarą šaukštai, tai ko niekas netikėjo, pavyko paprastai. Pažiūrėk į mane, mama, pasirodo, aš skraidau, toks laimingas per gyvenimą, dar niekad nebuvau. Pažiūrėk į mane, mama, kaip šį vakarą šaukštai, tai ko niekas netikėjo, pavyko paprastai. Šitas žiūrėkit! Dabar čia traukėlė, taip? Ir galim po truputį pereiti gal prie studentų klausimo, ne? Na, šiaip gal gimė kažkam tais vienas toks kitas studentas mūsų. Labai studentas, tu džiugesnis, aišku, bet knygą turiu, kam jeigu duosiu, tai skaitys. Gerai. Tai šito pirmas klausimas tai būtų, ką reiškia 2+2, 5. Aha. Antras klausimas, kodėl jūsų laikrodis skuba 5 minutės? Stebėjote, ne? Iš karto. Tai aš tik tai garsinsiu klausimą, nes įrašas eina, kad 2+2 yra 5. Tai... O kaip jūs tą paaiškintumėt? Nu, jeigu reiktų iš savo išmastyti kažkaip. 2+2? 2+2 5, kodėl kažkam gali būti? Nu, jeigu iš praktinės pusės, tai tada buhalteris. O jeigu iš meninės? Jeigu iš filosofinės pusės, tai aišku, kad visada iš gyvenimo paimti daugiau negu tai ką. Nu, vat aš tą girdėjau jau kelis kart, ką jūs sakėt, bet man dar kitaip yra. Šiaip šitas labai geras, kad 2+2 5, kad imt viską pilnais plaučiais iš gyvenimo. Bet aš tai, kad toksai
kažkoks nestandartinis mąstymas, kad yra, 2+2 yra 5, kaip ir matematikoje, visoje toj loginiai ir pasaulio tokioj sandaroj, bet, tarkim, dailiai ant paveikslo galėtum nupiešti 2+2 lygų automobilis, arba 2+2 lygų dramblys, 2+2 lygų meilė, 2+2 lygų 5. Tai gal tai atspindi, kad kažkaip aš bent jau savo tiek nuo mokslo laikų, tiek nuo čiurlionkės, tiek nuo akademijos kažkaip susidūriau su tuo, kad visada ieškodavau kažkokių kelių, kaip formą truputį laužti ją šiek tiek. Aišku, tai nėra kažkoks big deal, ta prasme, žinai, čia aš nekeičiu tos matematikos, bet surandu savo taisyklės. Kaip, pavyzdžiui, kai būdamas atlikėjas, aš tokį atradau savo būtent madą, savo trendą tokį, kad aš daugiau leidžiu laiko ne scenoje, o daugiau leidžiu laiko tarp žmonių. Ten laipiodamas per kėdės, šokinėdamas ant rankų, ten dar kažką. Yra atlikėjai, kurie tai irgi daro, bet aš tai kažkaip savo įsiteisinau, nes man labai faina, aš nebijau auditorijos, aš bendrauju su žmonėm. Ir tai buvo tam tikras 2+2 5. Nes šiaip yra 2+2 4, samdai atlikėją, pastatyk jam čia sceną, pastatyk kolonėlės, išleis krūvą pinigų, nors gal to net nereikia. O antras klausimas apie laikrodį, tai čia grinai dėl vėlavimo mano. Aš visur susivedęs 5 minutės į priekį ir tai labai padeda, nes ta daina pusvalanduko tai yra totaliai mano istorija ir vėlavimo problema, kurią paveldėjau iš tėčio savo, kuris į vėlavimą turi tokį sakinį: kas čia bus be manęs, tai nepradės. Bet tada gyvenime, ačiū Dievui, susidūriau su žmogum, tai su Indre, kuri yra be galo disciplinuotas, be galo tvarkingas ir be galo mokantis išreikšti savo mintis žmogus. Ir jinai man tiesiog kažkaip, kai aš eilinį kartą kažkur pavėlavau mūsų santykių pradžioje, jinai taip pasisodino mane ir sako, tu tiesiog mane labai skaudini taip darydamas. Aš susiplanuoju savo laiką, kurį aš tą laiką galėčiau skirti savo vaikam, dar kažkam, o tu tiesiog tą pusvalandį ar tą valandą tiesiog pavogi iš manęs. Tu esi tam tikra prasme mano laiko vagis, o tu pats žinai, koks laikas yra svarbus, nes pastoviai kartoji, kaip reikia daug nuveikti, daug pasiekti, o mane kažkodėl tu apvoginėjai. Tada dar pagavo, dar antrą kartą pakartoja, nes aš toks, kur man reikia kelis kartus taip pasakyti, nes labai bėgu ir negirdžiu ir užsivedęs esu. Ir aš ją išgirdau, jin yra žmogus, ties kuriuo aš nevėluoju, šiandien irgi atvariau anksčiau laiko gerokai, tai veikia. Man tai tas klausimas 2+2, man visat bus 5. Taip. Sukurk man 3 Kanadas, aš pažadu tau 2. Man čia daugiau nesąmonės skamba negu 2+2. Kaip tie žodžiai eilutė gimė. O ko jūs vardu? Aš tai norėčiau, jeigu galima, dukrai tada. O, irgi, čia žiūrėk, visi savo... Atsakysi tą? Gerai, arba aš po to, kai baigsim pokalbį, negaišiu laiko. Jo. Tai šiaip ta daina tai išvis yra mano viena pirmųjų dainų, ten kokiais 2015 aš ją parašiau. Ir jinai ir tas variantas, kur sukuri dainą, ir aš tą dainą, kai sukūriau, jinai pragulėjo kompe mano jaučiu porą metų. Tai būna, padarai dainą ir jinai guli ir tu taip nesupranti, ką su ją daryti. Ir ten buvo priedainis 2+2, man visad bus 5. Sukurk man 3 Kanadas, kaip vyrai pajūry. Ir man tiesiog buvo toks 5 pajūry. Ir po to toks, tipo, kas tai vyrai, kas čia yra, čia kažkokie apie homoseksualius santykius, ar ką čia rašau, nesuprantu. Tiesiog buvo rimavimas kažkoks. Ir po to vienam draugui parodžiau ir jisai toksai sako, galegi, aš pažadu tau 2 gali būti, sako, sukurk man 3 Kanadas, aš pažadu tau 2. Ir man tada viskas atsirišo. O, kaip aš savo tą aiškinu, tai tiesiog, kad aš tave taip myliu, kad aš tau net sukursiu 3 Kanadas, 3 šalis. Tai yra, sukurk man 3 Kanadas, tu man sukurk 3 Kanadas, tu mane taip myli, sukurk 3 Kanadas, aš pažadu tau bent 2. Ta prasme, nepažadu, kad padarysiu tiek, kiek tu man padarysi daug, bet bent 2 bandysiu išspausti. Kaip kiekvienas vyras taip žada savo. Panašiai. Tu stenkis dėl manęs, aš irgi kažkiek pasitenksiu. Super, šiaip geras klausimas, gal dar turim kažkokių tai iš auditorijos klausimėlių, jeigu dar nedrįstat ar galvojat, mes tikrai turim čia socialiniuose mūsų tinkluose buvo paleistas gražus video su Vidu, matėjai, ten jis taip nuoširdžiai, po maudynių, žaliuosiuose ežeruose, ką beje
daro pasirodo kiekvieną rytą, nesvarbu -20, -30 ar +40 lauke. Gustas Raudonis klausė tavo nuomonę. Ką žmogus turi padaryti kiekvieną rytą prabudęs, kad jaustųsi laimingas visą dieną ir kitą rytą? Nu tai šitą irgi aš knygoje esu aprašęs ir čia bent jau tie metodai, kurie man veikia ir jie yra grinai techniniai. Jie nėra čia kažkokie iš filosofuoka, nors čia jie yra techniniai. Tai mano tokia maldelė tai yra pirmiausia 8 valandos miego, nueiti miegoti iki 12 valandos, nes nesąmonė pradėti ten kalbėti apie sąmoningą dieną, jeigu tu varai miegoti po 12 ir nemiegi 7 bent jau valandų. Tai tada gali tu nieko ten, net nepradėk sportų, net nepradėk nieko. Neturiu tada ką šnekėti. Bet pirmą išsimiegi 8 valandas, tada ryte atsibundi, duodi savo pusvalandį. Aš bent 6 keliuosi, kad turėčiau pusvalandį prieš vaikam keliantis, pasidarau arbatos, įsijungiu kokį nors YouTube'o fainą inspirational video arba podcastą, kokio Raugano daug klausau ir geriu arbatą, klausau, gaunu pirmą tokį, dar tuos pabudęs, tu žiauriai toksai atviras informacija ir gauni, nu, kokį nors, ką aš šiandien klausiau, tokia mintis buvo viena gera. Jezu, iškrito dabar. Nu, nesvarbu, bet gauni tokios inspiracijos geros. Tada mankšta, valanda mankštos, tada pusryčiai skanus gamtoj, tada visada pamedituoju kelias minutės, biškį tiesiog su savim pabūnu. Man patinka prie žalių ežerų tai daryti dėl to, kad tiesiog sėdžiu, žiūriu į tą ežerą, pasakau savo sakinį, kad šitas daiktas čia buvo iki manęs 100 mečius, dabar yra tuos keliasdešimt metelių ir bus dar 100 mečius po manęs. Tai mažiau susireikšminkai reikia daryti. O ežero dugne, tai žalių ežero dugne. Jo, tikrai. Ir viskas. Ir tada... Tai mano va toks yra dalykas, žinai. Geras miegas, mankšta, maudynė šaltam vandenį, pusryčiai. Viskas. Tu realiai jau daug darbo esi padaręs, kad tavo dienos darbai fainai vyktų. O toliau tai darbai su pertraukom, valandą padirbi 15 pailsi, valandą padirbi 15 pailsi, 2 užėjimai su darbais, 1 užėjimas 3 valandų pirmiems svarbiausiam darbam, 2 užėjimas netiko jam mano pasiūlymai. Ai, sako, iš į tualetą tik tai atsiprašau. Čia jis ir klausė. Jo, ir taip? Ir viskas, tada vakare kokie nors hobiai, sportai, laikas su šeima, knyga, dienoraštis ir miegoti. Ir su kitokį ratą ir viskas. Aišku, kitas studento klausimas yra kažkiek galbūt susijęs, bet nelabai. Kaip tu esi žmogus, aš pristačiau orkestras, ne? Tu darai daug dalykų. Taip. Tai jis ir klausė, kaip nebijot žengti to pirmo žingsnio, naujo žingsnio į kažkokią kitą sferą, kitą profesiją. Kaip galbūt viską mesti ir kardinaliai pakeisti. Žengt bijant. Taip. Aš taip pasakyčiau. Čia pagrindinis dalykas. Man tenka, tarkim, per renginius daug susidurti su aukščiu. Aš labai bijau aukščio, bet aš ir nuo Dariaus ir Girėno stadiono viršaus šokau ir nuo Žalgirio arenos leidau, skilau, skridau. Aš kiekvieną kartą į batą kakoju belė kiek, ta prasme, bet aš darau bijant, nežinau, kad tai yra verta, nežinau, kad tai belė ką darant. Tu žengęs, tu žymiai geriau jausies ir žymiai būsi prieki prieš tuos nežengusius, bet ir bijodamas. Nes tu bent jau po to galėsi sakyti, nu gerai, tipo susimoviau, ten nepaėjo verslas, bankrutavo dar kažką, ar kažkoks bandymas, bet aš bent bandžiau, aš bent pabandžiau. O nėra šlikščiau, kai žmogus užsipsuko ant to paties lūpso ir žinai, aš čia planuoju tokį dalyką, susitinki po metų, žinai, aš planuoju vis dar tokį dalyką ir ta prasme ir jisai pats viduj kažkur įstrigęs yra ir tai aš to nedarau, aš tikrai varau, žengiu, susimaunu, kažkur susifeilinu, kažkas neįvyksta, dar kažką, bet daug dalykų įvyksta. Kokį laimės receptą ar palinkėjimą pasakytum narcizui arba egoistui? Pats esi narcizas labiau? Aš iki tų 5 metų, kai sakiau, iki tų savo visokių permainų gyvenime, tai buvau ir narcizas, ir egoistas, neblogas. Bet toks dar keistas variantas, toks prisislėpęs, toksai, žinai, kur, tipo, aš jau tikrai ne, jau aš tai ne, jau aš tai tikrai ne, aš ne narcizas, aš ne egoistas,
Tai palinkėjimas tai būtų užčiuopti tai ir kad gyvenimas jums duotų šansą nuo to pasigydyti. Arba šalia žmogų fainą, kuris jūs palaikytų ant trumpo pavadžio, arba gyvenimo tokius smūgius, kurie biški atčiuchintų jūs, nes su narcisizmu ir egoizmu tu... nueisi toli, gali nueiti, Trumpas, narcizas, egoistas, psichopatas, Amerikos prezidentas, milijardierius, ten viską, bet tai nėra tokio, kad čia ne vienas narcizas ir ne vienas egoistas nepasiekė dalykų, bet čia žinai, kurią pusę pasirinksi, nes realiai balansas pasaulyje yra ta, ten, žinai, yin-yang, blogi geri, tipo blogoji geroji, jeigu tau harmoningai geriau geroji, tai aš tai už tą pusę būčiau ir siūlyčiau jiem pabandyti kažkaip pasigydyti nuo tos ligos. Nes kur narcizas ir egoistas, tai tiesiog labai paprastai jo antroji pusė ir jo artimieji, tai yra tėvai ir vaikai, yra nelaimingi. Viskas. Paprastas atsakymas. Nes egoistas yra susitelkęs į save, visi kiti tik po to. O realiai tai taip neturėtų būti. Turėtų būti tas tavo pirmas ratelis, tėvai, antroji pusė ir vaikai, kuriais tu turėtum rūpintis, tada jie bus laimingi. Tai tame egoizmo negali būti. Labai gražus. Ačiū tau. Labai ačiū. Bet dabar toks klausimas. Esi koncertavęs Palūšės valtinėje? Esu. Kada? Paskutinį kartą tai praeitą vasarą, ne šią praeitą. Praeitą, tai vat pasakyk tu man iš to koncerto pati įsimintiniausia daina, kurią tu atlikai. Gal galėtume pakviesti? Tai nueisi pagroti, jo, tik tai aš dar atsakyti noriu. Tai eidamas gali pagalvoti. O tu žinai atsakymą? Klausimas visai kitoks bus, bet aš dabar ekspromtu sugalvojau šitą tokį klausimėlį. Bet jis susijęs su Palūšės valtiniu. Tu jos savininkas esi? Ne į kameras, gerai, čia per daug klausų yra. Gerai, aš pagrosiu dainą kokią nors, bet dar vieną klausimą iš jūsų noriu. Dar vieną knygą. Taip. Kaip sugalvojai nakvot knygyne? Aš, jeigu turėčiau laiko dar daugiau paroj ką veikti, tai greičiausiai aš dar kokio rinkodaroje dirbčiau, nes man šitie dalykai labai įdomus. Man patinka. Man patinka partizaninis marketingas, patinka visokios marketinginės strategijos, tai realiai ta mano visa karjera dar paraleliai ir ant to paremta ant visokių crazy idėjų, tokių kaip po 100 koncertų turas, kur ten pravažiavau 100 koncertų per 4 mėnesius, tada ten kažkokie ten plikių armija, kuri ten buvo mama apdovanojama. Visada aš kokiu nors nesąmonę prisigalvoju ir tada labai įdomu, ar tai veikia. Ir aš kažkaip pamaščiau apie tą, žinai, gal Amerikos labiau tradiciją, kai išeina kažkokia premjera ir ten žmonės su palapinėm laukia bilietų, nakvoja prie prekybos centro, prie bibliotekos, prie knygyno. Tai kadangi Lietuva ir kadangi niekas kitas be manęs to nedarys, tai galvojau, bent pats pernakvosiu. Tai ir tai vėl visai fainai nuskambėjo. Ta proga. Grįžkime į Palūšę. Tai tu irgi po to prieik, parašysi palinkėjimą. Grįžkime į Palūšę. O jūs gal kokį pagėdavimą turit, nes aš tai tikrai neatsimenu, kokia ten daina buvo įsimintiniausia. Ką pagroti? Nervai? Nežinau, aš nervų, va taip akustiškai niekad negroju, bet galiu papandyti, pačiam įdomu bus. Mona Lisa. Nori Mona Lisa? Taip, labai daug Mona Lisa čia pasiekia. Čia dabar nervai jau pradėjo. Ne, nervų sakė, labai nervų noriu, gerai. Kažkaip aš šiandien išlipau už lovos netakoja, kažkaip mane visi dalykai šiandien sunervuoja, pats aš norėčiau būti malonesnis, bet sumuštinis blemba jau galėjo būti plonesnis. Ir batai jau galėjo būti paruošti, ir šiukšlių maišas, jie du jau surišti, ir šuo galėjo pats išeiti rytą pasisioti, o bėgant man per perėją galėjai sustoti. Durys atsidaro į kitą pusę pietų sriuboje, radų pusę plyšta kelnės, praeina marškiniai. Oi, kažką tai bus negerai. Nervai, mane laiko mano nervai. Nervai, tu manęs nenervuok. Nervai, mane laiko mano nervai. Nervai, tu manęs nenervuok. Nervai, mane laiko mano nervai. Nervai, tu manęs nenervuok.
nusiramink, matyk pasaulį paprastesnį. Viskas, ką sakau, jau gali išsispręsti. Ir šiandien mums nesiseka ne pasaulio pabaiga. Ir šiandien mums nesiseka. Kažkaip man tavo kalbų šitos nepadėjo. Kažkaip man kyla nervai, tarsi ant vėjo. Gal jūs geriau žmonės, lyskit po stalu. Nes kai man kyla nervai, aš garsiai rėkiu. Nervai, nervai, mane laiko mano nervai. Nervai, nervai, tu manęs nenervuot. Nervai, nervai, mane laiko mano nervai. Nervai, nervai, tu manęs nenervuot. Nervai, nervai, mane laiko mano nervai. Nervai, nervai, tu manęs nenervuok. Nervai, nervai, mane laiko mano nervai. Nervai, nervai, tu manęs nenervuok. Vidai, čia toks labai teatrališkas pasirodymas. Teatrališkas. Ar dar dalyvauji teatro pasaulyje? Ne, nedalyvauju. 2019 baigiau dalyvauti teatro pasaulyje, išleidęs kursą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, padariau pauzę, kuri iki šiol nesibaigė ir nežinau, gal kažkada baigsis. Tai aš ištrinsiu tą aktorių. Gerai, kad kitą kartą tai pakviesim. Gerai. Nebepristatinėsim. Tai ką, grįžtam į Palūšę, Palūšės valtinę, nežinau, šį vasarą ar praėjusią vasarą, linksma tokia studentų istorija. Ar prisimeni, kai koncertavai Palūšės valtinėje? Tai šitą jau mes prisimenam, kiek prisimenam, kad ne. Ir tarpe, tarp dainų, už tavęs paplaukė, ar praplaukė, mėlynas drakonas, kuris spjaudė vandenį. Atsimenu, kad patiko, tavo žodžiai buvo, ar tas drakonas gali vemti, padaryk dar kartą. Tai ten, čia tokį klausimą jūsų studentas uždavė. Tai ten buvo mano pagamintas drakonas Palūšės linksmąją regatai, ant kurio plaukiau su draugu, jį tai pasiėmiau kaip balastas. Studentas pasidalino tokia istorija. Ar yra tas studentai? Yra. Ta prasme, prizas tau iš karto, žinau, geriausias. Prizas Rokui. Po to parašysiu. Tai kuo tas drakonas buvo išskirtinis? Tai ten buvo valtis, ne drakonas toksai, valtis. Jo, nu tai Palūšės koncas buvo labai, man tokie nestandartiniai patinka renginiai, nes ten realiai ant vandens vyksta koncertas. Nu ir tada, jokingiausiai mano garsistas elgėsi, jis jau mane žino, tai jis prieš koncertą atvaro toksai, pirmas prieina ten pas gelbėtoją. Koks gylis. Galima šokti ant galvos čia, gerai, čia galima. Taip, šitie pastoliai tvirti, gerai. Ir tada jis atvaro ir man tokią ataskaitą atiduoda. Sako, čia gali šokti, čia negali, ten spigliai, čia yra tas, laiptai, čia ta. Nes jis žino, kad... Savo kailį dapatyriau, aš kai buvau tam renginį, kur kartu mes buvom. Jo. Tai ten irgi sakė, tik atvarė Bareikis, jo Hebra iš karto. Aha, čia aš galėsiu nušokti nuo scenos, perlipti ir į publiką. Tai realu. 2+2=5 tas priėjimas. Tai jo, tai fainai Palūšė, nes ten ir vandenį daug dainų buvo, ir šiltas oras, gera atmosfera, labai geri koncertai, fainai. Studentas... Aš palauk, dar noriu jum užduoti klausimą. Aš tiesiog dabar tokiam esu, labai fainai, kad dabar pas jūs esu ir matau besimokančių žmonės ir va tokioje auditorijoje mokymo įstaigoje, nes neseniai grįžau iš kelionės Amerikoje ir dar be to, kad ten koncertavau, tai dar su sūnum važinėjom ir ieškojom jam ten potencialių mokslo vietų ir teko aplankyti mokyklų. Ir žmonės tenai, nu ten pavyzdžiui, net high school mokyklose, ten 12-11 klasiai, nu belia kaip laisvesni per renginius, per susitikimus negu lietuvaičiai. Tai kame yra reikalas, kaip jums atrodo? Čia mūsų auklėjime reikalas, ar kad mes čia šiauriečiai, ar kame čia reikalas yra? Nu, nes vat ir dabar visi labai yra tokie rezervuoti. Ten vat Amerikoje išėjau, aš jiem padainuot dainą, ten kaip koncertas. Oh yeah, my God, he's crazy, man! Ten ta prasme visi va taip vat elgėsi. Kaip jums atrodo? Sakykit, kas nors. Kame čia yra? Niūrus oras, aplinka. Man tai atrodo auklėjime. Čia dar tas toks pats sovietinis auklėjimas. Turi praeiti vis tiek daug metų. Ramiai. Nesikišk. Bet laisvėjam, Vidai. Nu, jeigu nebūtume laisvėjam, tai tokių kaip tų žmonių nebūtų. Jo, ne, tai aš tai esu radiacijos auka ir čia anomalija, čia dėl to. Bet šiaip ne, aišku, kad viskas laisvėja, bet reikia daug metų labai. Labai dar, kiek čia, 8 kartų, sako, reikia, kad pasikeistų, kad išvalyt švarų. Jau bus nebeįdomu. Švarų labas. Mums jau. 14 klausimas. Studentas Jonas Jonaitis klausė, kokį plaukų šampūną naudoji?
Aš net važiuodama šiandien galvoju, bus kas nors į tą temą ar nebus. Nes man, žinai, aktualu irgi, man bus, tai noriu. Reikėtų man pereiti jau į tokį metodą, kai kas nors to paklausė, įsižeisti ir išeiti. Arba sakyti, aš žinok, šampūno nenaudoju, geras šukas turiu. Ne, palauk. Gerai, pamirštas. Ne dėl to, ne, aš bandau atsiminti, kaip man sūnus sakė, tipo, žodžiu, pas jį yra plaukai. Logiškai. Ir jis vieną dieną taip rimtai pas mane ateina, toks, sako, o tu labiau dušo želę ar šampūną naudoji? Sako, nes ten, kai nėra plaukų, kaip čia yra, taip ir jis tai bandė man įsiaiškinti. Tai aš dažniau ant dušo želę. O nebuvo taip prigautas, o išvyko su sūnumi irgi, čia vienas iš bairių, pavyzdžiui, aš irgi žaidžiu krepšinį, mes keliavom ten kažkur tais toli ir vienam kambarį gyvenom, 3 ir vienas yra, tokia puikia šukuosena kaip ir tu, žinai. Taip. Ir jisai būna duše prausėsi, o kitas išėjo iš dušo. Ir kitas iš dušo išėjęs, gal kas šukas turit, ir tas iš dušo, paieškok mano tašį. Ir tas rausėsi, kol tik tai jam dabėgo, tai mes jau ten užsiėmė užpilau. Tai va tokia smagi istorija, šiaip smagu pasijuokti ir iš savęs, ne? Taip. Nes jeigu nesijuoksi iš savęs, tai nebūsim tokie laisvi, kaip yra tie amerikiečiai. Nežinau, aš tai nesutinku su tuo. Man atrodo, iš savęs juoktis, reikia sugebėti nesusireikšminti ir jeigu kas nors pasijuokia iš tavęs, nepriimto skaudžiai. Ir, nes tai nebūtinai yra tiesa, kad kas nors man pasako, kad aš ten kiaušingalvis ar dar kažką, tai, tipo, faina, kad tau taip atrodo, bet, jėga, aš, tipo, kitką darau, aš varau į kolegiją pristatinėti knygą, o ką tu veiki. Tai va, bet pačiam žvengti iš savęs tai nebūtina, nes aš kažkaip labai tikiu, kad mūsų kompas yra toksai, žinai, su visada įjungtų rekorderiu ir kai tu iš savęs žvengi, tai tavo kūnas nelabai supranta, kad čia ironija. Jisai iš tavęs ir pradeda juoktis, kai tu juokies, aš tai žinok, šiaip nevykėlis. Ta prasme, žinai, kažkokį savo tokį užmetinėjai. Ir, tipo, čia saviironija, bet iš tikrųjų, man atrodo, kad organizmas, jisai tada labai rimtai tai priema, tai jeigu tu nevykėlis, tai okei, aš tau pasiūlysiu nevykėlio aplinkybių, davai, tai tu tada pramiegok, tai tu tada ten nedaryk to, tau, nes realiai tai, viskas taip fainai sudėta, kad mes ką savo pasisiūlom, tą ir gaunam. Man pats geriausias eksperimentas yra su spalvom, ant kiek, visa visata yra taip, mum pasiūlymus mėto. Pavyzdžiui, jeigu dabar, pasakyčiau jum, kad jūsų dabartinis laimės šaltinis, nežinau, čia jūsų priemonės padaryti jūsų verslui, ar jūsų priemonės ten gauti kažkokią laimę, susirasti ten gerą antrąją pusę, ten uždirbti babkių daug ar dar kažko, yra geltona spalva. Turit susirinkti visą geltoną spalvą ir žiūrėkit, kas atsitinka iš karto. Ta prasme, tu realiai pradedi iš karto matyti tik tai tą dalyką, kurio tau reikia. Ir tu tik tai tą dalyką ir susirenki. Čia su kokiom mašinom. Žmogus sėdi su Lietuvos vėliava. Iš karto aš matau tą geltoną. Ir visur man yra pasiūlymų su geltona. Ir jos yra. Ir taip yra su bet kuo. Tu nori pradėti batų verslą, tu pradedi žiūrėti. Praanalizuokim kedus. Ok, kaip čia su tais batais? Čia švarus, čia tokie. Mes tų pasiūlymų, realiai pro mus gyvenime visą laiką eina toks konvejeris su pasiūlymų dėžutėm. Ir mes tik turim įgauti priemonės, kaip kokius sakinius, kad pamatytai ir išsilupti, ko tau reikia. Bet to visko aplinkui yra pilna. Ta prasme, tu tik matyk ir čiupk nuo to konvejerio tau tinkamus pasiūlymus. Faina, motyvuoja. Ačiū. Vytas Bareikis dar kad paplokime. Šiaip, į pabaigą, Vydai, dar toks klausimas apie tavo tą rytinį ritualą, kai tu mėgsti lysti į ežerą. Jo. Po maudynių turi kažkokį, tai, pavyzdžiui, arbatėlės pagėrimas, šiltos, pasivaikščioti. Eik, aš po to, ta prasme, tu kai įlendi į tą... Apie arbatėlę. Yra kažkas taip pat? Arbatą, tai geriau, aš turiu labai maisto. Aš iš karto tau. Aš bandau atsakinėti, jis jau užvertinėja iš karto. Kad arbatėlė būtų labai seniai gera, tai prašau, čia mūsų viena dovanėlė.
Ir jinai labai gerai išsilaikė šilumą. Nu, aš nereklaminsiu tau, po to papasakosiu, ką čia kaip daro. Gerai. Nu, prakas. Aš šiaip esu kaip šuo. Man taip sako ir mano antroji pusė, ir aš pats pastebėjau, tai yra, kad, pavyzdžiui, su maistu aš valgau tos pačius pusryčius jau belekiek metų ir man nereikia kažkokios įvairovės. Man po maudynių 2 kiaušiniai, sumuštinis su nuostabiu geltonu sūriu ir arbata. Ir tai yra tiesiog restorano vertas dalykas. Ir aš kiekvieną kartą, kaip ir šuo, kiekvieną rytą, kai aš išsileidžiu savo šunis, kurios beje turiu atsivežęs, kas norės galės parodyti savo šunis, turiu bagažinį. Narve, ne bagažinį. Neįduokit manęs tarnybai kokiai. Filmuojam, nieko tokio. Tai žodžiu, tai kaip ir jie, žinot, tas paradoksas yra, kai tu šunį ryte išleidai ir jisai, wow, kaip gerai, ta prasme, aš pirmą kartą gyvenime matau, ir jis taip kiekvieną rytą daro. Tai man su maistu, pavyzdžiui, yra lygiai taip pat ir tai pats geriausias ritualas po maudynių, išlipi iš to vandens, ką aš veikiu, tai aš ten 5 minutės tiesiog vaikštau ir kaip gerai, nes tu būni pilnas to, žinai, endorfinų, taip, man atrodo, ir visas kūnas dega, žinai, tai tu pakaifuoji nuo to dar, tada pusryčiai ir dar vienas jūsų klausimas, važiuojam, liko kelios minutės. Pala, mes dar nebaigėm šito užėjimų. Dar mėgstu vandenį. Mėgstu. Prasme dienos metu. Daugiausiai tik vandenį geriu. Kad vanduo gertųsi skaniai. Gal dar gertuvė. Dar turim klausimą kokį nors? Žiūrėk. Važiuojam, visiems atsakysiu, ant tokių blitz greitų. Taip. Aš norėjau paklausti šiek tiek nukrypsiu nuo temos, bet kiek jūs turite tatuiruočių ir kokie yra reikšmingiausi ir kokie jūsų istorija? Turiu, tai aš jų daug, čia per ranką visą, čia ant krūtinės yra. Gal reikšmingi, jos visos turi savo kažkokias istorijas, čia pavyzdžiui turiu 15 rankų ir K raidė, tai yra mano kursas, kuriam aš vadovau ir mes visus 4 metus turėjom labai fainus santykius, turėjom tokį šūkį, po paskaitos sudedam rankas ir visi kursiokai, nes aktoriniam ten daug yra to team buildinimo tokio ir tai va tą momentą aš kažkaip savo ir esu įsisaugojęs. O dabar pagalvojau, turiu tokį smėlio laikrodį ant krūtinės, kurio viršutinė dalis yra kaip V raidė, vidas. Va šitas. Tai čia kaip V raidė, vidas, šita kaip A raidė, kaip adas. Ir pas vidą yra dalykų, kuriuos jis perdavinėja adui, pas adą dar mažai dalykų, jis juos čia perdavinėja, bėga laikas, kada nors jis viską perduos ir tada pervažiuos čia. Toks mano ir sūnaus kažkokie simboliniai. O čia šiaip daug čia visko. Injan drakonas. Dar niekad tatuiruočių taip kaip prezentacijai nepristatinėjau, dar lazeriuko reikėtų ir čia matote to laikotarpio. Šitą juokinga, čia yra viltis, tikėjimas, meilė, tokie irgi 3 svarbus man ir Indrei dalykai, mes abudu įsitatuiravę juos, bet mano tėvas, kai pirmą kartą pamatė šitą tatuiruotę, aš su kažkokia maike buvau ir jis toksai, jis toks prieina. Įėjimas, tu ką, išprotėjai? Kodėl įėjimas? Ten buvo ranka dar kažkas kėdė. Taip. Pats aš kūrybai, iš kur semiuos įkvėpimo, ne? Labiausiai tai iš aplinkos aš semiuosi. Kažkaip, toksai man yra, nežinau, iš kur tas skilsas. Man atrodo, kad čia iš genų yra, nes mano mama buvo artistė ir kaip režisierė, jinai turėjo savo tokį kolektyvą nedidelį, mano tėtis dainininkas operos buvo. Tai, aš tą kažkokį turiu komponavimo tokį skilsą. Aš ten, žinai, pamatau butelis, kamštukas ir butelis, 2 geri draugai. Vienas, kai išbėga, kitas, kai tuščias, man labai smagiai. Aš ta prasme labai išsikvėpinėjau iš knygų, iš asmenybių, iš kažkokių išgyvenimų ir tada tą dalyką su savo priemonėm jau verčiu kažkokiu meniniu dalyku.
tai dažniausiai yra daina arba spektaklis, seniau kai spektaklius dariau. Tai va, nes, nu čia ne naujiena, čia daug rašytojų sako, kad tu parašyt knygą, tai reikia tiesiog kišeniai užrašų knygutę nešiotis ir užsirašinėti viską, kaip sakiau, ką tau tas konvejeris siūlo. Nes tave kasdieną supa bele kiek įdomių dalykų. Nu, ta prasme, ir šiandien čia auditorijoje yra tiek įdomių žmonių, tiek visokių, jūs keisti tokie visi. Ne, turiu omeny gerąją prasme, kad gali daug iškapstyti iš paties žmogaus. Žinai, žmogaus akių, kokios jo akis, kokie vieno siekiai, kokios jo traumos, kokie dalykai. Tai aplinka pilna visko. Eini ir skini. Ok, dar vieną klausimą. Taip. Yra? Va. O, nu, tai. Neišleistų dainų. Dabar toks įdomus etapas, nes aš pabaigiau savo tokį 10-metį tos solinės karjeros su lietuviška kūryba, bet visą laiką turėjau savo tokį iššūkį ir norą pakurti kažką, ką suprastų ir Latvijoje, arba Lenkijoje, arba Vokietijoje, arba Estijoje. Ir nu, tai labiausiai aš tai matau daryti angliškai. Ir man patinka tokia tranki, visokia tūso šokių muzika, tai va aš dabar savo uždėjau griežtą apynasrį ant lietuviškos kūrybos, kūrėsi tos dainos, jau yra kokį 20 dainų prikurta, bet aš jų neleidžiu dėl to, kad ruošiu anglišką albumą. Noriu tiesiog per ateinančius 10 metų kažką savo dar įdomaus nuveikti, nes tai, ką galima nuveikti mūsų 300 km, jau daug ką esu išbandęs. Ir kaip ir fainai, man labai patinka, bet nu, va, dabar va, Amerikoje gastrolėse ar Londone, kiek teko su užsieniečiai susidurti, viskas ten tas pats veikia, mes nesam nei mažiau talentingi, nei ką, ta pati energija, tie patys dalykai, tik tai priemonės. Nu, akivaizdu, kad nesupranta tavęs lietuviškai ir reikia ten kūrybos tą kalbą. Tai žiūrėsim, kas gausis, tai va dabar yra prikurta lietuviškų dainų ir kai kurios iš jų labai tokios, man atrodo, neblogos ir tada toks yra viduj, išleisk, nu, tipo, turėsi koncų vasarą, fainai, ten viską, bet dabar laikau ant griežtą save, kad pirma svajonės kitos. Tai žiūrėsim. Na ir dar čia. Tai ar buvo kažkada karjeroje toks momentas apsistoti, kad darėti buvo toksai wow, ir ar tai buvo, nu, kad man aš tai pasiekiau, ar tai buvo labiau toksai džiaugsmo, ar baimės dalykas, kad ką dabar? Ar buvo toksai momentas? Dabar man yra, va dabar tas momentas yra. Aš žinok, esu toks, kuris save visą laiką stabdau ir ypač dabartiniam gyvenimo etape bandau išmokti taip užtraukti rankinį ir apsižvalgyti, kas vyksta. Ir aš dabar suprantu, kad tiesiog esu jūsų nuostabioj mokslų įstaigoje. Pristatinėju knygą. Čia atėjo netoli 100 žmonių, kurie tiesiog, ta prasme, atėjo pasiklausyti, ką aš čia pliurpiu. Ir nemanau, kad visi atėjo vien dėl to, kad ten neiti paskaitą ar dar kažką, nu gal kažkam įdomu ar dar kažką. Tai aš tuos wow momentus gaudau kiekvieną kartą. O dabar ir Londone irgi buvo Mama Londonas toks renginys ir tenai irgi buvau. Po renginio atsivežiau lagaminę 30 knygų, ten žmonėm pasirašinėjau jas. Irgi stoviu, galvoju, Jėzau, kaip kietai, ta prasme, wow, kaip fainai, kad tai pavyko, kad galiu daryti tai, kas man patinka, kad galiu iš to pragyventi, kad nereikia kažkokios šalia profesijos fantazuotis. Tai, žinok, save žnaibau ir žnaibau. Labai, labai džiaugiuosi, mėgaujuos kiekvieną akimirką čia ir dabar ir kaifuoju. Super, chebrytė, čia buvo naujai iškeptas rašytojas Vidas Bareikis, paplokime ją. Ir pabaigai, kad po maudynių tau kiekvieną rytą būtų labai šilta, gera ir kad įdėtum bent vieną storį. Telefonas, prašau! Mūsų žemteriukas. Oi, gerai, labai juos. Ačiū labai. Paplokit. Jeigu dar turit 3 minutės, tai apie maudynę šnekėjom, tai dar ežero dugną jums greitai pagrosiu. Labai trumpai. Gerai, kad visi galutinai atsipalaiduotų, užsivestų dienai ir
Ir tie, kurie uždavinėjo klausimus, prieikit, padovanosiu po knygą su parašu. O kiti žmonės, va, artėja kalėdos, knygynuose galite rasti ir online galite rasti knygą, padovanokit, turit kokį moksleivių, pusbrolių, puseserių, manau, kad tai yra labai faina, inspiruojanti knyga. Kambarys, ežero dugne, mašina kambaryje, ežero dugne, mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefone mano balsas, ežero dugne, kambarys, ežero dugne, mašina kambaryje, ežero dugne, mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefone mano balsas, ežero dugne. Pažiūrėk į mano telefoną, iš jo gali pažinti mane, sudaužytas ekranas, apibraižti šonai, o pats telefonas, ežero dugne. Pažiūrėk į mano kuprinę, iš jos gali pažinti mane, knygos apie mirtį, sąsviniai apie gimimą, o pati kuprinė, ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti. Jaučiu, kai visos akys į mane, įkvėp sekundį ir pradėkim žaisti. Per gyvenimą mus voki, ko negalima, man taip sunku džiaugtis, bandau vaikyti nerimą, o viskas taip giliai liko ežero dugne. Ir vėl mes sėdim čia, viskas man gerai, ir aš turiu svečių, mes kalbėjome seniai, su likimu kartu, leis pabūti man vienam, aš pažadėsiu kvėpu, kai nustos tikėt, aš dar bandysiu dainuoti. Nagi, Amerikos jaunimėlis kartu, ei, kambarys jūs! Ežero dugne, mašina kambaryje. Vienas visus atstovė. Mašina kambaryje, ežero dugne, mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefone mano balsas, ežero dugne, kambarys garsiau! Ežero dugne. Mašina kambaryje, ežero dugne, mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefone mano balsas, ežero dugne. Ačiū labai. Ačiū, Reikai. Taip, tai ką prašau, ko vardu yra? Indraja. Indraja? Ja, Indraja. Gerai.